Labadiena, esu Jolanta Totaraitienė, informacinių technologijų mokymo centro lektorė. Šiandien su jumis kalbėsime apie Microsoft 365 formų kūrimo metodą. Atraskite Microsoft 365 formas kartu su manim. Tai yra paprasta ir labai patogi priemonė apklausoms, testams ir formams kurti. Vienas iš privalumų, kad šitos formos veikia naršyklėje. Nereikia diegti jokių papildomų programų. Labai lengvai integruojasi su kitomis Microsoft 365 programomis. Tai yra Teams, Excel, SharePoint'as. Pagrindinės galimybės. Apklausos, testai ir registracijos formos. Iš karto, kai prisijungiat naršyklėje prie Microsoft Office 365 formų kūrimo, jums pateikiamas langas, kuriame galite pasirinkti vieną iš siūlomų šablonų. Kaip matot, šablonai yra 4. Atsiliepimai, registravimas, tyrimai ir apklausa. Aš rekomenduoju naudoti kažkurį iš šablonų, tai yra jau paruošti jums kaip paruoštukai. Kaip ir kitos formos, taip ir Microsoft formos turi automatinį rezultatų surinkimą ir žinoma analizę. Atsakymai galimi iš organizacijos narių arba forma gali būti vieša ir tada galės atsakyti jūsų klausimus arba dalyvauti jūsų apklausoje visi asmenys, kurie turi formos nuorodą. Kokiegi gali būti klausimų tipai? Įvairūs, turbūt atsakyčiau šitai. Jums jau įprasti gali būti radio butonai, tai yra su galimybė pasirinkti vieną atsakymą, toliau gali būti atsakymai keli, gali būti atviri atsakymai, gali būti reitingai, gali būti datos. Įvardinsiu šiandien tik tai galbūt tokį tipą kaip Likerto skalė. Kas tai yra? Tai yra apklausų metodas, kai respondentai įvertina savo nuomonę arba jausmus pagal laipsniuotą skalę. Paprastai tai būna nuo visiškai sutinku iki visiškai nesutinku. Tai jūs pateikėt kažkokį tai terminą, kažkokią frazę, o jau klientai tada vertina pagal save. Dar vienas klausimas, klausimų tipas NPS. Tai yra paprastas rodiklis, naudojamas kliento lojalumui ir pasitenkinimui įvertinti. Atsakymų skalė yra nuo 0 iki 10. Nu, 0, aišku, yra visiškai blogai, tai yra visai nerekomenduočiau, o 10 tikrai rekomenduočiau. Remiantis atsakymais, klientai yra suskirstomi į 3 grupės. Lojalūs, kurie surinko maksimumą, patenkinti, 7-8 balai ir kritikai, visi likę. Naudojimo privalumai. Tikrai yra labai paprastai lengva naudoti. Visa sąsaja yra labai intuityvi. Rezultatai yra pateikiami realių laikų. Integracija su Microsoft 365 įrankiais. Na ir šitos formos, tiek formų kūrimas, tiek dalyvavimas apklausose, testuose veikia visuose įrenginiuose. Tai ir telefone, ir planšetėje, ir aišku, kompiuteriuose. Sakysit, iki šiol naudojot Google formas ir nematot prasmės pereiti prie Microsoft 365 formų. Kodėl reikėtų jas naudoti, jeigu jūsų įmonė arba įstaiga turi būtent paskyrą Microsoft 365? Pirmiausiai sakyčiau, kodėlgi neišnaudoti tokios puikios galimybės. Didžiausias privalumas yra tai,
kad rezultatai persikėlė į visas Microsoft programas. Tiesioginis naudojimas organizacijos M365 aplinkoje be jokių papildomų prisijungimų. Tai jeigu jūsų kompiuteris yra jungtas į organizacijos domeną, tai tikėtina, kad jums net ir nereiks nieko prisijungti. Šiai dienai norėčiau paminėti saugumą ir domenų apsaugą. Tai ir atitinka jūsų įmonės organizacijos saugumo ir privatumo nustatymus. Tai lengva riboti prieigą tik organizacijos nariams, tik kolegoms. Va šitoj vietoje yra būtent formų arba testų arba apklausų rinkimas, atsakymų rinkimas, nurodant, kam jūs norit leisti rinkti, kam norit dalyvauti. Tai jums labai paprasta nurodyti tik organizacijos nariams, jeigu tai reikia. Jeigu jūsų įstaiga arba organizacija turi vieningą prisijungimo sistemą, tai vadinama SSO, tai iš karto prisijungus naršyklėje prie SSO, kitoje kortelėje automatiškai galima bus atidaryti formas. Naudotojams visiškai nereikia jokių skirtingų paskyrų, nereikia jungtis, žinoti dar kažkokius slaptažodžius. Jungiamasi paprasčiausiai su darbiniu elektroniniu paštu. Rezultatų analizė yra pateikiama realių laikų. Generuojamas grafikas, diagramos tiesiogiai formų aplinkoje. Ir vieno mygtukų pagalba galima eksportuoti detalesnei analizei į Excel programą. Dar norėčiau paminėti tokį patogumą, kad keli kūrėjai gali redaguoti tą pačią formą vienu metu M365 aplinkoje. Išvada, kokiagi būtų? Google formos tikrai yra geros, žinomos, patogios, senos ir taip toliau. Kartais jos tikrai yra patogesnės, nes daugumai iš mūsų turim Google paskyrą ir ten, jeigu norim atsakyti, dalyvauti kažkokioje apklausoje arba pateikti viešą apklausą, tai nereikia jokių prisijungimų. Tačiau Microsoft formos yra stipresnės ten, kur reikia vidinių apklausų, saugumo ir integracijos su Microsoft 365 programomis. Na kągi, turbūt mažiau kalbų, daugiau darbų. Taigi kviečiu išbandyti šitas formas, pamėgti jas ir, žinoma, naudoti. Taigi, aš iš karto naršyklėje surinkau minėtą parodytą adresą ir mane nukreipė prie mano turimų jau formų, suteikiant galimybę kurti naujas formas. Viršuje, kaip ir matote, yra visokios apklausos, registracijos, atsiliepimai, tyrimai ir yra nuoroda į šablonų galeriją. Šablonų galerijoje galėsit pasirinkti savo patikusią formą, turėsite jau iš karto paruoštuką, kurio pagalba galėsite sukurti tobulą formą. Aš turiu pradėjus kurti vieną formą, tai yra konkurencijos analizės tyrimas. Tai yra naudojamas jau paruoštukas, naudojamas šablonas ir aš turiu štai tokius klausimus. Čia yra pateikti įvairiausių tipo klausimai. Pirmas klausimas, matote, yra atvira forma, toliau yra įvertinimas žvaigždutė. Trečias klausimas nurodo mano minėtą pasitenkinimą, kur yra klausimai ir galima įvertinti. Ketvirtam klausime turim galimybę pasirinkti kelis atsakymus. Penktas, vėl taip pat įvertinimas, vėl čia taip pat tie patys klausimai ir panašiai. Tai dar į ką noriu atkreipdėmėsi, kad šita forma yra suskirstyta į sekcijas. Sekcijos naudojamos tam, kad atskirti vieną klausimų grupę nuo kitos. Tarkim, jeigu pirma klausimų grupė buvo apie produktą, apie tai, ką mes norim įsiaiškinti, tai antroje klausimų grupėje gali būti informacija jau konkrečiai
apie dalyvaujantį apklausoje asmenį. Matot, kokia profesija ir panašiai. Taigi, jeigu jums kažko trūksta, jeigu norim pridėti daugiau klausimų, spaudžiam mygtuką pridėti naują klausimą ir gaunam tas klausimų formas, kurias aš minėjau. Tai yra pasirinkimai, tekstas, reitingai, Likert, sekcijos ir taip toliau. Taigi, kai sukuriam apklausą arba testą, yra galimybė preview mygtuko pagalba pažiūrėti, kaip atrodys mūsų sukurtas klausimynas. Spaudžiu preview ir matau, kaip atrodo. Privalumas tas, kad preview rodo ne tik tai kompiuterio variantą, bet rodo ir mobilaus įrenginio variantą. Va štai šitaip atrodys mobiliam. Grįžtu atgal. Jeigu kažkas netinka, aš galiu keisti stilių. Netiko man, pasirenku kažkokį kitą stilių ir tas stilius bus pritaikytas mano tai apklausai. Sekantis mygtukas nuostatos. Nuostatų pagalba galima nustatyti, kas gali dalyvauti apklausose. Nevardinsiu aš dabar čia šitų visų galimybių. Manau, kad pilnai suprantamos jos čia. Galima nurodyti dar datą, kada startuoja apklausa, kada baigėsi apklausa. Galima rodyti dalyviam atsakymų tą progreso visą eilutę. Tai tokios yra nuostatos. Toliau. Rinkti atsakymus. Čia šitoj vietoj, kaip ir minėjau, nurodom, kas gali dalyvauti atsakymuose. Jeigu dalyvauja tik tai mano įstaiga, mano įmonė, tada ir pažymiu, kad mano. Jeigu gali dalyvauti bet kas, tai ir pažymiu bet kas. Jeigu noriu tik tai specialiem žmonėm deleguoti savo apklausą, tada būtent nurodau tuos specialius žmonės. Kai apklausa yra sukurta, aš gaunu nuorodą, kurią galiu bendrinti norimiem asmenim. Yra galimybė turėti trumpesnę nuorodą. Tai yra vietoj ilgos nuorodos, sutrumpinam ir gaunam trumpesnę nuorodą. Tai nuorodą galima bendrinti tiesiai iš formų kūrimo, čia rašant adresus asmenų, kam noriu bendrinti, arba galiu kopijuoti nuorodą ir naudodamas savo, pavyzdžiui, Outlooko programą ar Microsoft Teamsus bendrinti šitą nuorodą. Na ir kągi, kai bus atsakymai, aš jau tada galiu matyti tuos atsakymus ir daryti tai, ką noriu. Tikiuosi, parodžiau kelią, parodžiau formų kūrimo metodą, kurį jūs tikrai naudosite. Taigi, linkiu jums sėkmės. Viso gero.